Sveiki vaikai! Šiandien mokysime skaityti ir atsakyti į klausimus. Taip pat susipažinsime su nosinės raidės rašymu. Pradėkime. Didelė, didelę. Maža, mažą. Mažesnė, mažesnę. Istorija vadinasi žygis. Tėtis nešė didelę kuprinę. Mama nešė mažesnę kuprinę. Sesė Agnė nešė dar mažesnę kuprinę. O aš visai mažą kuprinėlę. Ėjom, 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 ėjom. Tėtis neša didelę kuprinę. Sesę Agnę ir dar mažesnę kuprinę. Mama neša mažesnę kuprinę. Mane ir visai mažą kuprinėlę. Skaitykime toliau. Sesė, ką, sesę. Agnė, ką, agnę. Didelė, ką, didelę. Mažesnė, mažesnę. Ar įsidėmėjai, kas ką nešė iš pradžių ir paskui išvardink? Taigi, pabandyk prisiminti. Jei nesiseka, perskaityk istoriją dar kartą. Pasakyk daugiau panašių žodžių porų. Pavyzdžiui, mama, ką, mama. Tėtis, ką, tėtį. Ir taip toliau. Mums dar prireiks pratybų sąsiuvinuko, nes norim išmokti rašyti nosinę raidelę. Taigi, nosinė. Pasakyk, ką Danutė rado kuprinėje. Kokį garsą girdi žodžių gale. Sužymėk žodžių skiemenis ir garsus. Labai daug darbų laukia mūsų. Taigi pradėkime. Matome paveikslėlyje nupiešta šlepetė. Suskiemenuokime. Šle, pe, tė. Žodis turi 3 skiemenis. Pirmas, antras, trečias. Pirmame skiemenyje skaičiuosime garsus. Šle, šle, š, l, e. 3 garsai, todėl 3 taškeliai. Antrame skiemenyje pe, pe, 2 garsai, p ir e. Liko išsiaiškinti trečiąjį skiemenį. T. Taip, šlepetė. T ir I. Bet mums reikia šitą žodelį pakeisti taip, kad jis atsakytų į klausimą ką. Nes mūsų klausia, ką Danutė rado kuprinėje. Vadinasi, čia turėtų būti ne šlepetė, o šlepetė. Todėl trečiame skiemenyje turime garsus t ir e ilgą garsą. Toliau žiūrime. Šakutė. Skiemenuokime žodį. Š, ku, te. Girdime 3 skiemenis. Vadinasi, langelį daliname į 3 dalis. Pirmas skiemuo ša, š ir a.
du garsai, vadinasi du taškeliai. Antras hu, k ir u, taip pat du garsai, vėlgi du taškeliai. Ir trečias te, t, e, taip pat du garsai, du taškai. Kitus paveikslėlius tarkite ir žymėkite savarankiškai. Keliaujame į antrą užduotį. Apvedžiok visas teksto A nosinės ir E nosinės raides. Kur jos rašomos? Kurių raidžių dar nepažįsti? Pirmiausia, atidžiai perskaitykite tekstą. Neskubėkite. Ramiai pažymėkite A ir E nosinės raides. Tada keliausime į trečią užduotį. Prisiminsime E raidės rašymą ir mokysimės rašyti E nosinę. Raidė E jau jums yra žinoma, o prie jos prikabinę kilputę turėsime E nosinę. Ketvirta užduotis. Parašyk, ką Danutė rado kuprinėje. Pasitikrink, ar nepadarei klaidų. Taigi, mergaitė rado ką? Žvilgterk į sąsiuvinio viršų ir pamatysi. Ačiū už dėmesį. Sėkmės dirbant savarankiškai.